Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Arba gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums, ne pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Tai viešpaties žodis. Adomai, į tave kreipiuosi, nes šiandien ypatingai tavo krikšto dienas. Dar su broliu ne tiek galim rimtai šiandien kalbėti šį rytą, bet su tavim galim rimčiau kalbėti. Persirašyk šitą žodį kažkur į dienoraštį arba kažkur ant kažkokių lapų lk.katalikai.lt rasi skaitinius, kuriuos ką tik perskaitėme šią dieną. Aš negaliu pasigirti, nes mane mažą pakrikštė, aš nežinau, koks žodis skambėjo per mano krikšto dieną, bet tu turi tą dovaną, kad tu žinai, koks žodis Dievo skamba tavo krikšto dieną. Tavo sandoros su Dievu diena, nes krikštas tai yra sandoros, draugystės, amžinos diena, akimirka. Ir Dievas tau dovanoja didžiausią dovaną savo žodį. Galbūt šiandien tu tos dovanos nesupranti, aš irgi kartais padovanoju, nesuprantu, kam čia šita dovana, bet kažkada po to jau suprantu, tai Dievas ateičiai kai kurias dovanas dovanoja, nebūtinai čia ir dabar ta dovana man yra suprantama, bet persirašyk ir kažkada, kai norėsi prisiminti krikšto akimirką, ne tik nuotraukas pasižiūrėk, bet pasiskaityk tuos skaitinius, nes tai yra ypatingai šiandien apie tave, apie tavo brolį ir tavo šeimą. Gerai? Persirašyk. Sandora su Dievu. Krikšto akimirka tai mūsų sandoros su Dievu akimirka. Ir šiandien girdime, kas labai reikalinga toje sandoroje. Skambėjo žodis. Taip sako viešpats, kodėl jūs laužote viešpatės įsakymus? Jūs neturėsite laimės. Kadangi palikote viešpatį, tai ir jis jūs paliks. Kodėl laužote viešpatės įsakymus, kitaip tariant, kodėl laužai viešpatės žodį? Sandoros esmė yra laikyti žodžio, laikyti susitarimo.
Šiandien Dievas dovanoja ištikimybę, mums dovanoja savo ištikimybę Krikšto dieną ir mes laukiame, kad atsiliepsime tuo pačiu. Ir labai svarbu, kad mes kaip krikščionys visada stengtumės laikytis Dievo žodžio. Kasdien jo klausomės, kasdien jį skaitome, tikiuosi, arba dažnai. Ir Viešpats laukia, kad mes laikysimės to žodžio, nes už to žodžio stovi palaiminimai. Mes turime įtikėti, kad už kiekvieno Dievo žodžio stovi palaiminimai man ir mano gyvenimui. Jeigu aš rimtai priimu Dievo žodį, jeigu aš rimtai jo laikausi, ateina palaiminimai į mano gyvenimą. Kartais ne čia ir dabar, bet jie ateina tada, kai jų man reikia labiausiai. Ir yra priešinga, prieš ką Viešpats įspėja. Sako, jeigu nelaikysitės mano žodžių, ir mes tą matome viso švento rašto kontekste, 2000 metų krikščionybės kontekste, šventųjų gyvenime. Kai renkiesi negyventi pagal Dievo žodį, atidarai duris prakeiksmui, nelaimiai į savo gyvenimą. Ir tai nėra gąsdinimas, tiesiog Dievas sako, laikykis mano žodžio ir suteiksiu tau daug palaiminimo. Nesilaikysi, renkiesi nelaimę savo gyvenimui. Labai paprasta matematika, nereikia skaityti Tomo Akviniečio ir Sumos teologijos. Laikaisi laimingas, nesilaikai nelaimingas. Palaiminimas ir prakeiksmas kiekvieną dieną už tai apsisprendžiame. Prisimenu savo gyvenime tokią akimirką, kuri gal šiek tiek mums padeda suprasti, ką tai reiškia tas palaiminimas, kurį ne čia ir dabar galbūt patiriame, bet tebūnie labai primityvus pavyzdys. Kam iš jūsų, nežinau, mokykloje liepdavo skaityti knygas? Ir sakydavo, skaitykit knygas lietuviškai, užsienio kalba, turėčiau daugiau rankų, tai pakelčiau žodžiu. Juodai tie visi mokytojai filtravo prieš kiekvieną vasarą smegenis, skaitykit knygas. Ar aš jas visas perskaičiau? Ne, bet perskaičiau tiek, kiek man buvo įdomu, kai žvelgdavau, apie ką ta knyga žodžiu, bet skaitydavau tą knygą. Ir galiausiai, kada aš didžiavausi savimi ir patyriau palaiminimus, kad klausiau to mokytojo žodžio? 11 ir 12 klasė, kai reikėdavo rašyti rašinius. Man tie rašiniai gaudavosi taip. Tiesiog galėdavau nuo ryto iki vakaro rašyti rašinius. Stilius neblogai, žodynas platus žodžiu. Ir tada, kas ateina pas mane per pertraukas arba po pamokų? Draugai, kurie neskaitydavo knygo. Ir tie rašiniai tokie juokingi būdavo. Tiek klaidų būdavo, žodžiu, galvoju, čia tikras prakeiksmas ir skaityti tos rašinius ir juos taisyti. Ir tada supratau, kad ačiū Dievui, čia ne todėl, kad iškelčiau save, tik tai toks pavyzdys, sakau, ačiū Dievui, kad aš tada įsiklausiau į mokytojų žodžius ir savo laiku perskaičiau po vieną kitą knygą, kurios man padėjo 11-12 klasėje, va taip vaikščioti mokykloje. Kur tai rašiniai, kokia tema? Ir gaudavosi tiesiog, bet todėl, kad metai iš metų skaitydavau tas knygas. Tas pats su Dievo žodžiu yra. Jeigu diena po dienos, bent jau šiek tiek stengiuosi eiti link Dievo žodžio, jo laikytis, juo gyventi, tai ateina gyvenime akimirka, kai vyksta sumaištis, karai, visa kita, o tu vaikštai va taip per gyvenimą. Nelabai baisu. Nes Dievo žodis tave paruošia tavo gyvenimui sunkiom akimirkom, išbandymams ir tu gauni palaiminimą tą akimirką. Kodėl tu sako toks ramus? Nes gaunu palaiminimą tą akimirką. Nes Dievas žadėjo ramybę neramiuose laikuose tiems, kurie juo pasitikė, kurie bando laikytis jo žodžio. Tai pirma dovana šiandien ir kvietimas visiems mums. Įtikėk, kad jeigu laikysies Dievo žodžio, prisišauksi laimę į savo gyvenimą. Prisišauksi palaiminimus, kurie tau bus reikalingi tą dieną, kai tau jų labiausiai reikės. Ir paskutinė mintis iš skaitinių, tai šiandienos Evangelijos pagal Matą skaitinys. Kokia gyvenime diena yra svarbiausia šiandien mini Jėzus? Tik tai šiandien.
Yra normalu žmogui šiek tiek būti nukreiptam į ateitį, galvoti apie kryptį savo gyvenimą. Bet šiandien Dievas sako, nesirūpinkite rytdieną. Tai reiškia, sako kitais žodžiais, svarbiausia diena pakrikštyto žmogaus, Dievo vaiko gyvenime yra šiandiena. Ir ne tik todėl, kad rytojus gali neišaušti ir galiu žūti šiandien, mirti arba gali pasibaigti tiesiog natūraliai mano gyvenimas. Bet todėl, kad mes turime galę šiandien mylėti, dėkoti, kurti. Ir turime šiandien galę griauti. Nes esame Dievo kūrėjo vaikai. Tad jeigu kažkam kyla abejonių, kuri akimirka yra svarbiausia gyvenime, tai šiandienos Dievo žodis ją išsklaido. Vakarykštė diena mums nebepriklauso. Rytojus nežinia ir išauš kiekvienam iš mūsų. Svarbiausia akimirka yra šiandiena Dievo vaikui. Ir šiandien klausiu Dievą, kaip galiu panaudoti šią valandą, kitą valandą, šį susitikimą, kitą susitikimą. O piktasis Dievo priešininkas labai dažnai gundo mus uždaryti į tokius du kalėjimus. Praeities kalėjimas, sukis aplink tai, kas ten buvo, kaip įvyko, kaip tu pasielgiai, arba ateities kalėjimą. Nu jau kai tai būsiu, tai važiuosiu, tai jau dabar. Ir mes labai dažnai šiandieną prarandame. Ir nesuprantame, kad jau nei tas dar mums nepriklauso. O šiandien labai daug dalykų pražiopsome tiesiog. Pražiopsome akimirkas, kai galime kurti gražesnį pasaulį. Tad linkiu šiandien visiems mums, o ypatingai šiai nuostabiai šeimai, kuri šiandien išgyvena dvigubą šventę, krikštyną savo abiejų sūnų. Kad jūs laikytumėte sandoros su Dievu, kad Dievo žodis ir laikymasis Dievo žodžio neštų palaiminimus jūsų šeimai, jūsų gyvenimams. Ir kad gyvenime svarbiausia akimirka būtų šiandien, kurią rinksitės šiandien mylėti, šiandien kurti gražesnį pasaulį pagal Dievo žodį. Tai tegul įvyksta mūsų ir šitos šeimos gyvenime. Amen. Nėra didesnės dovanos už krikštą. Nėra. Tai yra mūsų visų pakrikštytų žmonių gyvenime įsimintiniausia, brangiausia diena. Nes gauname iš tiesų raktus į prasmingą gyvenimą ir gyvenimą be pabaigos. Tai reiškia amžinybėje su Dievu. Ir šiandien dėkojame mes už savo jau prieš kažkiek metų priimtą sakramentą ir džiaugiame šiandien, kad šitoj šeimoje šiandien taip pat atėjo didis džiaugsmas. Du sūnus tapo pakrikštyti ir išgyvens taip pat tą džiaugsmą eiti Kristaus sekimo keliu, Kristaus mokinystės keliu. Labai džiaugiuosi, kad galėjau šitoje šventėje jūsų dalyvauti ir tegul šis palaiminimas šiandien nužengia ant jūsų visų, čia susirinkusių švęsti savo vaikų, savo giminaičių krikštyno ir ant visų mūsų gyvenimo. Būkime Kristaus mokiniais, būkime matomi, būkime stiprus liudytojai jo meilės, jo žodžio, kuris neapgauna. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė.